Seimo pirmininkė sako, Drąsiaus Kedžio jai siųstą laišką perdavusi prokurorams ir Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetui. Laiško turinio ji nekomentuoja. Gavau spalio 7, pažiūrėjom ant voko antspaudas buvo spalio 5, tai reiškia tą dieną, kai buvo įvykdytas nusikaltimas. Tai mąstant, kodėl spalio 5, tai galbūt iš vakaro buvo įmestas į pašto dėžutę arba ryte. Tų laiškų gavo matyti visi, ne tik Seimo pirmininkė, bet gavo ir prezidentė, ir STT, ir VSD, ir generalinis prokuroras, ir Vilniaus apygardos prokuroras. Tai iš tikrųjų ten turiniai galbūt, ar turinys yra skirtingas, bet eina kalba būtent apie tos bylos iki teisinio tyrimo bylos tyrimą. Generalinis prokuroras taip pat leido suprasti, kad reikalaus atsakomybės iš teismo eksperto atskleidusio, kad Drąsiaus Kedžio dukrai buvo atlikta psichologinė psichiatrinė ekspertizė. Tai LNK žinioms patvirtino tyrimą atlikusios valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos vadovas Konstantinas Daškevičius. Ikiteisminį tyrimą atlieka prokuratūra ir tik jinai gali komentuoti. Jeigu jūs kažką kalbinat ir tie žmonės komentuoja, tai jie žinoma atsakingi už savo žodžius yra ir matyt kažkas iš jų tos atsakomybės ir pareikalaus. Nes negali būti šitaip, kad kiekvienas atliktų savo tyrimą. Generalinė prokuratūra nepaneigė, kad prokurorai turi ekspertų išvadą, jog apie pedofiliją pasakojanti mergaitė neturi polinkio meluoti. Neoficialiomis žiniomis prokurorai turi kelių ekspertizių išvadas, kurios prieštaringos. Prokuroras sako, kad negali atskleisti nei kiek, nei kokių ekspertizių mergaitei atlikta, nei kokios jų išvados. Ar Kedžio istorijoje gerai dirbo Kauno ir Vilniaus prokurorai, atsakyti esą turi šiuo metu atliekamas tarnybinis patikrinimas. Aš savo darbą vertinu gerai, žinoma. Bet kodėl tokios tragedijos įvyksta? Matot, jeigu mes norim sureikšminti tam tikrus dalykus, tai mes galim tą padaryti. Iš tikrųjų, jeigu jūs manot, kad kiekviena nusikalstama veika padaryta yra susijusi su blogo generalinio prokuroro darbu, tai aš bijau, kad Lietuvoje nebus tai generalinio prokuroro. Drąsius Kedys dukters seksualiniu išnaudojimu kaltino Kauno teisėją ir kaip įtariama jį nušovė. Nušauta ir buvusios Kedžio draugės sesuo, taip pat minėta jo kaltinimuose pedofilija. Prie pareigūnų saugomo politiko Andriaus Ūso namų šiandien rasti laidotuvių vainikas ir kelios žvakės. Ūsas vienas iš 3 vyrų, kuriuos Kedys kaltino savo mažametės dukros tvirkinimu ir prievartavimu. Donatas Tundis, Kęstutis Vaišvila, LNK žinios Vilnius.